žmonės susigalvoja daug įvairiausių pasiteisinimų. Nėra finansinių galimybių, nėra laiko, esu per senas, esu fiziškai per silpnas. Kiek treneris turi būti geras psichologas? Treneris yra treniruotės metu ne dėl grožio. Tai kuom skiriasi motyvacija ir disciplina? Skirkim tingėjimą nuo negalėjimo. Turiu nuolat ir kryptingai kažko siekti, kad kažko pasiekti. Treneris gali perlenkti lazdą ir išgąsdinti žmogų, kuris neturi patirties. Aš nieko nesuprantu, nežinau, nemoku. Tas tikrai yra ir tam tikrai reikalinga specialistų pagalba. Viena iš geriausių priežasčių, kad žmogus nemestų sporto, yra Skauda vieną koją, tai reiškia kitą koją sveika, galim sportuoti. kaip išlaikyti motyvaciją sporto salėje ir nemesti sporto. Sveiki sugrįžę į gyvenimo projektą. Dėkoju visiems, kurie žiūrite, komentuojate, dalinatės. Šiandien pasinersime į sporto ir treniruočių pasaulį. Prie manęs prisijungs Tomas, asmeninis treneris, ekspertas, kineziterapeutas, turintis daugiau nei 20 metų patirties. Pasinerkime į šią laidą ir žiūrėkime visi kartu. Sveiki, Tomai. Vienas dažnas iššūkis, su kuriuo susiduriam daugelis iš mūsų, tai yra kova išlikti aktyviems ir nemesti sporto. Kokios yra priežastys dažniausios, dėl kurių žmonės meta sportą ir kaip mes galėtume įveikti šias kliūtis? Sveiki visi. Pradžioje gal norėčiau uždėti tokį akcentą, išskirti, kuo skiriasi paprastam žmogui sportas ir sveikatimas, fizinis aktyvumas. Tai sportas būtų aukštų rezultatų siekimas, sportinių rezultatų įvairūs pasiekimai, o sveikatimas, fizinis aktyvumas tai būtų ligų, traumų prevencija, geros sveikatos palaikymas. O jau tada, kaip sakyt, galėtų žmogus spręsti, rinktis tikslus, kokiais jis nori tęsti savo fizinį tą aktyvumą. Labai toksai įdomus dalykas, aš norėčiau kitų kampų apversti, žmonės susigalvoja daug įvairiausių pasiteisinimų. Visi mes kalbam apie motyvaciją, ką daryti eiti, bet kokius tu, Tomai, esi girdėjęs didžiausius pasiteisinimus, kai žmonės sugalvoja nesportuoti, nes turi visokių baimių, tai prisigalvoja visokių dalykų. Tai ką tu galvoji, tokie išradingiausi gal pasiteisinimai? Nėra finansinių galimybių, nėra laiko, esu per senas, esu fiziškai per silpnas. Čia galbūt būtų dažniausiai girdimi pasiteisinimai. O kaip išplėtotume, kaip tu manai, finansų neturėjimas arba galvojimas, kad aš negaliu sau leisti eiti į sporto salę, negaliu pasisamdyti trenerio, kokias galimybės turi žmogus sportuoti, jeigu, sakykime, neturi daug pinigų? Šiuo atveju galima, aišku, kaip sakyti, pakankamai nesudingai išspręsti. Yra galimybė ir internete stebėti įvairias treniruotės, jomis užsiminėti. Aišku, galima, jeigu finansinių klausimų pažiūrėti kitų kampų, prioritetų savo nusistatymas, vėl kas tau yra svarbiau, ne? Manau, vėl sporto klubo abonementą leisti savo gali daugelis, kuriuose beveik didžioji daly vyksta grupinės treniruotės, kur atskirai dažniausiai nieko nekainuoja. Galima taip pat turėti ir tą patį asmeninį trenerį, bet nebūtinai jį turėti pastoviai, paimti, pavyzdžiui, tam tikrą kiekį treniruočių, išmokti, sudėlioti treniruočių programą, gauti bazinius įgūdžius ir toliau savarankiškai sportuoti, po kiek laiko vėl grįžti, atnaujinti, kaip sakyti, jeigu reikia treniruočių programą ir tęsti toliau. O galima iš tikro, iš viso, be jokių finansų, išeiti į lauką, pavaikščioti į mišką, gal kartais žmonėms užtenka net tuos pačius žingsnius skaičiuoti. Kodėl yra sakoma 10 000 žingsnių? Yra kažkas po to paslėpta? Ar čia yra rekomenduojamas kiekis žingsnių, kur minimaliai žmogus turėtų kiekvieną dieną nueiti, kad išliktų fiziškai aktyvus? Pradžioje, kaip minėjau, jeigu dar vėl paskaitant sportą ir tą sveikatimą, fizinį aktyvumą, galėtumėm dar išskirti ir laisvalaikio fizinį aktyvumą, į ką įeitų, tiksliau, jeigu taip sakant, tas pats vaikščiojimas, namų ruoša, buities įvairūs darbai, ten darbai sode. Pasirinkti fizinio aktyvumo formų galime įvairių ir nebūtinai jie visi turi būti orientuoti tiesiogiai į sportą ar į vaikščiojimą, kaip dažnai žmonėms asocijuojasi, jeigu sportuoti, eiti būtinai į treniruoklių salę. Tai kiekvienas gali pasirinkti pagal savo laiko galimybės, finansinės galimybės, o bet kokia judėjimo forma, manau, yra priimtina ir jinai sveikintina. Net turbūt, kad žmonės suprastų, kai skaičiuojasi savo savaitės fizinį aktyvumą, nes nori suskaičiuoti dienos kalorijas, greičiausiai turėtų įsiskaičiuoti net
kokį darbą jisai dirba, ar darbas fizinis, ar ne fizinis, nes fizinis darbas yra turbūt tolygus net sporto salėje kai kuriais atvejais. Nu, yra tam tikros rekomendacijos ir pasaulio sveikatos organizacijos, bet, kaip sakyti, vėl priklausomai nuo amžiaus, nuo fizinio pajėgumo, nuo galbūt vėl, ar tuo metu žmogus nėra traumuotas, ar dar kažką, geriau būtų tai pasitarti su specialistu, kad jis parinktų atitinkamą fizinio aktyvumo formą, kiekį, padėtų jam toj begalybės gausoj šios dienos informacijos, kiekį atsirinkti, kas jam yra reikalinga, naudinga, parinkti tas fizinio aktyvumo formas, kiekį, laiką, trukmę, būtų daug paprasčiau žmogui paprastam. O kiek svarbus žmogui yra nusiteikimas ir su kokiais psichologiniais barjerais žmogus, naujokas, dabar kalbam apie žmonės, kurie nėra sportavę, gali susidurti atėję pirmą kartą į sporto salę. Įsivaizduojam tą vaizdą, aš atėjau į salę, mane įleido, dabar didžioji dalis salių iš tikrųjų yra be registratūros, jie negauna jokios pagalbos. Kokios psichologinės problemos gali slėgti žmogų atėjus pirmą kartą? Be abejo, slėgs toks dalykas, kad aš nieko nesuprantu, nežinau, nemoku. Tas tikrai yra ir tam tikrai reikalinga specialistų pagalba, ne veltui jie mokosi, kaip sakyti, tobulėja ir visą kitą daro, kad galėtų žmonėms perteikti visą naujausią ir geriausią informaciją, bet labai dažnai žmonės susiduria su tokiu dalyku, kaip aš sakau, kompleksuoja. Ką aš čia vyresnio amžiaus veiksiu, man atrodo, jau biškai keičiasi šitas požiūris, nes visi galvoja, kad sporto klubus yra tik jaunimas. Toliau labai dažnai žmonės galvoja, vėl kaip anksčiau minėjau, kad sporto klubuose auginami tik tai raumenys, tik tas senas stereotipas išlikęs, ne, kad treniruoklių salė yra skirta vien tik tam. Toliau dar kitas dalykas, labai žmonės dar tos pačios išvaizdos kompleksuoja, susiranda milijoną pasiteisinimų, kad neturiu aprangos, pradėsiu nuo pirmadienio, tai įvairiausių priežasčių mes girdim, kaip sakyti, kurie jie bando pakreipti tą linkmę, kad jį galbūt nereiktų pradėti arba kažkaip pradėti vėliau su kažkieno pagalba. O nebūtų gera integracija žmogui, kuris yra pirmą kartą sporto salėje, pradėti net ne nuo bėgimo takelio, o nuo grupinių treniruočių. Yra galimybė tokia, kad skirtingo intensyvumo treniruotės, daugiau pradedančiams, daugiau pažengusiems, gal turbūt lengviau yra, kai tu esi bendruomeniai, nes matai ir skirtingus trenerius, žmonės motyvuoja, bendruomeniškumas motyvuoja. Jeigu būtų tokia galimybė, kad treniruotės būtų grupinės treniruotės suskirstytos pradedantiesiam, ten vidutiniškai sportuojant pažengę, tai būtų idealus variantas. Bet dažnam klube tą yra sudėtinga rasti, yra apskritai tik skirtingos treniruočių rūšys, bet sunku rasti yra, kad būtų pradedantieji, ten pažengę ir taip toliau. O čia nebūtų galbūt net pačių trenerių sąmoningumas atsiklausti prieš treniruotę, vis tiek jie žino, kurie žmonės lankosi pastoviai ir galbūt net kreipti daugiau dėmesio į naujokus, nei labiau pažengusius, kad galėtų juos integruoti į sportą. Aš žmonės skatindamas, eidamas eiti į grupinės treniruotės pačius juos skatinu, kad jie prieitų prie trenerių, pasakytų, kad jie yra pradedantieji, kad jie perspėtų tos trenerius, kad galbūt jie darys trumpiau tą patį pratimą, galbūt jie visas treniruotės neišdarys ir išeis anksčiau, ar atsisės, ar išvis išeis iš salės, kad, ta prasme, neišgazdint, kad kažkas nenutiko ir tą patį trenerį, kad, sakau, jūs bendraukite, komunikuokite, kaip ir bet kurioje srityje, kuo jūs daugiau dalinsitės, tuo ir tam treneriui bus lengviau atkreipti jūs dėmesį, kad jums tai yra galbūt pradžioje sunku, sudėtinga, koordinacinių požiūrių atlikti tam tikrus pratimus. Taip kad drąsiai nebijokit, nieks nepasijuoks, jūs tam ir ateinate, kad čia išmokti, sužinoti ir jums galėtų treneris padėti. Treneris yra treniruotės metu ne dėl grožio ir ne dėl savęs parodymo, o tam, kad padėtų jums. O treneris gali perlenkti lazdą ir išgąsdinti žmogų, kuris neturi patirties, ar jo fizinės galimybės nėra tokios pačios, ar čia turėtų tada saugotis labiau žmogus, ar turėtų šiek tiek atidžiau žiūrėti ir patys treneriai, kad nebūtų perlenkta lazda. Aišku, sąmoningumas sveikintinas ir iš pačio kliento pusės, bet treneris visų pirma turi ne save parodyti, ne savo galimybės. Savo galimybės jis gali rodyti tarp kitų kolegų trenerių arba sportinėse varžybose, o čia jo pagrindinis darbas ir pareiga yra padėti žmogui ir išmokyti taisyklingai judėti. Turbūt sutiksit, kad viena iš geriausių priežasčių, kad žmogus nemestų sporto, yra matomi, apčiuopiami kažkokie rezultatai.
Tai kokie yra būdai save motyvuoti, kad tuos rezultatus galbūt išmatuoti? Kokius jūs žinot būdus, kurias galėtumėt patarti žiūrovams, kad juos motyvuotų? Ar tai ten testai kažkokie, ar savo svorio stebėjimas, savo kūno masės indekso stebėjimas? Kokie patys efektyviausi būdai save motyvuoti, pamatyti rezultatams? Visi būdai yra, kaip sakyti, sveikintini, jeigu jie padeda žmogui. Aišku, patys paprasčiausiai tokie būtų foto video darimas, savo ten išvaizdos, kūno kompozicijos pokyčių, matavimas įvairiais parametrais, ten centimetrinė juoslė, kaliperių odos raukšlės. Tie patys testai dabar paprastam žmogui be specialistų pagalbos gali būti įvairiai interpretuojami ir sudėtingi, nes jie vis tiek tam tikrai yra standartizuojami, priklausomai vėl, ką mes norim vertinti, ar funkciją, ar tam tikrą fizinę ypatybę, vėl priklausomai vėl jų būna ar paprastiems standartiniam žmogui pritaikytų, ar jau sportininkų rezultatai. Bet koks progresų siekimas yra sveikintinas, nes leidžia nepamesti tikslo ir kryptingai judėti pirmin. Kokia nuomonė apie kūno masės indeksą? Nes dauguma mes žinome nuo vaikystės, nuo mokyklos, kur gali pakišti koją kūno masės indeksas, kad žmonės suprastų. Kodėl netinkamas turbūt sportuojantiem žmogui? Kaip ir bet kuris testas turi, kaip sakyti, ar įvertinimas turi savo išlygų. Šiuo atveju kūno masės indeksas irgi, kaip mes žinome, netinka ypatingai atletiškiem žmonėms, sportiškiem, netinka paaugliam, netinka nėščiom moterim, ne? Vienas kaip iš parametrų vertinimo įtinkamas, bet ta prasme nereiktų jo irgi suabsoliutinti. Kodėl? Kodėl kūno masės indeksas netinka? Tai jis lygiai taip pat įvertinimą padarys tiek pat sveriančiam žmogui, kuris turi daugiau riebalinės masės ir tiek pat, sakykime, jeigu turinčios raumeninės masės, ne? Ten yra, kaip sakyti, vertinimas ūgis ir svoris. Yra iš dviejų parametrų išvedamas tam tikras skaičius ir ko pasiekoje įvertinimas kūno masės indeksas. Kad žmogus suprastų, tai gali būti žmogus ir apkūnus su riebaliniu sluoksniu tokio pačio svorio ir gali žmogus būti raumeningas, bet kūno masės indeksas gali parodyti tą pačią skaičių, kaip žmogus yra nutukęs arba su viršsvoriu. Teisingai pasakiau? Taip, matai, ir jeigu mes dabar tiek mane, tiek tave pasversim ir pamatuosim ir paskaičiuosim pagal šitą formulę, mes abudu būsim su antsvoriu arba galbūt mums išves netgi nutukimą. Taip, tai turbūt gal net tikslesnis tas kūno riebalinės masės, nes galima stebėti savo progresą ir jis iš tikro vienas iš pigiausių būdų. Taip, tiek kūno riebalinės raukšlės matavimas gali būti, tiek kaip aš anksčiau minėjau, sakau, naudojant centimetrinę juoslę matuot kūno apimtis. Yra vėl irgi tam tikros formulės, kurios irgi netiesiogiai parodo tam tikrus pokyčius, ar daugėja ar mažėja riebalinės masės. Tas pats liečia netgi, kaip paminėsiu, ir su kitais, pavyzdžiui, testais, kurie yra ten įvertinti kūno fizinį pajėgumą. Tai irgi reiktų ten labai atsižvelgti, tiesiogiai negalima vertinti, nes yra skirtumas nuo tam tikrų galūnių ilgio, pavyzdžiui, ypač kas liečia lankstumą, ne? Tai galima, pavyzdžiui, vienam žmogui, jeigu yra ilgos kojos su trumpos rankos, ten, pavyzdžiui, testas pasilenkimas pirmin, jam bus nebūtinai, kad jis yra nelankstus, tiesiog sudėtingiau atlikti vien dėl to, kad jo yra kūno proporcijos kitokios negu, pavyzdžiui, kito žmogaus, kurio bus trumpos kojos, ilgos rankos. Tai vienareikšmiškai testo tiesiogiai vertinti, interpretuoti ir lyginti vieną žmogų su kitu tiesiogiai, kaip sakyt, negalima, kaip sakyt. Iš vienos pusės galima, bet iš kitos pusės reiktų atsižvelgti ir kitus aspektus. Tu, Tomai, turi labai didelę patirtį ir matydamas kitus trenerius, kaip jie dirba su savo klientais, ar dažnai tenka matyti, kad treneriai iš tikrųjų seka žmonių rezultatus, ar vis dėlto galėtų šiek tiek pasitempti, nes turbūt vienas iš tokių labiausiai motyvuojančių dalykų tai yra rezultatų matymas. Jeigu taip žiūrint rezultatų sekimą, tikrai galėtų treneriai labiau pasistengti. Tai yra svarbu tiek dėl pačio žmogaus, tiek jam pačiam kaip specialistui, nes ko pasakoje jis eigoje gali keisti tiek treniruočių programą, tiek tie patys tikslai gali keisti, kai yra matuojami parametrai. Nes žmogų galbūt pradinėme etape tik buvo aktualus, kaip pavyzdys, ten kažkokios kūno funkcijos atstatymas arba reabilitacija po traumos, po dar kažko. Vėliau tie tikslai keičiasi eigoje ir mes galim jau vertinti kitus parametrus, o nebe tuos, kuriuos vertinam pradžiai. Vienas iš tokių aspektų, kai žmogus pradeda sveikti, kai tu supranti, kai pradeda sakyti, aš jau noriu ten ir atrodyti gražiai, jau noriu ir
ir raumeninės masės šiek tiek padidėjimo, jau pagal tą gali suprasti, kad žmogui mažiau skauda ir kažkas jau keičiasi treniruočių eigoje ir ką galima keisti. Mhm. O be tų išmatuojamų rezultatų yra ir psichologiniai dalykai. Kiek treneris turi būti geras psichologas? Nes žmonės ateina ne tik tai rezultatų siekti, bet jie galbūt turi ir stresą, turi depresiją, gal turi kažkokį tai nerimą. Kiek treneris turi būti geras treneris ir tiek pat geras psichologas suprasti žmogų? Aišku, kad treneris pakankamai galėtų jau suprasti tą žmogų, turi pats turėti nemažai patirties, ne tiek treniruočių, kiek gyvenimiškos patirties, nes daugybė žmonių net atrodo pakankamai nugyvenę jau nemažai metų, ar patyrę, ar turintis verslus, tikrai ateina, jaučiasi, kad su psichologiniam problemom. Dėl to labai yra svarbu įsiklausyti, ypač stebėti vėl tą patį klientą, vėl stebėti jo temperamentą, stebėti jo emocijas. Vienas iš klausimų yra, kai ateina žmogus, dažniausiai vos ne kiekvieną kartą pas mane į treniruotę, aš jo klausiu, kiek duotumėt balų nuo 0 iki 10, kaip šiandien jaučiatės. Nes tai vėl gali koreguoti kardinaliai treniruotės programą, kad ir tu turi ją sudarytą, priklausomai nuo to, kaip jis tą naktį miegojo, kokius galbūt turėjo šeimyninius, darbinius kažkokius santykius išgyvenimus, susidūrė su problemom, kurios kardinaliai keis galbūt treniruočių programą. Galbūt jam kažką šiandien pradėjo skaudėti. Ir mes negalim vien tik aklai sekti treniruočių programą, kuri nors ir buvo sudaryta gana individualiai pagal jį, bet pagal tos dienos eigoje jinai kinta ir mes turim kažką pakoreguoti. Kadangi turit daug patirties, kokią metodiką pasirinktumėt, sakykime, jeigu žmogus atėjo, depresija, nėra nuotaikos, kažkas tai slegia, jūs stengtumėtės tą treniruotę kažkokią kaip tik lėtą daryti, ar, nežinau, turit kažkokių tai kitų būdų? Priklausomai vėl labai stipriai, pradėjau paskutiniu metu žvelgti žmogaus temperamentą, jo natūrą, kaip sakyt. Tam tikrais atvejais, aišku, jeigu žmogus yra ramesnis, gal geriau būtų, sakykim, vėl ar jis yra nuliūdęs tiesiog dėl kažkokių emocinių išgyvenimų, ar tiesiog jis yra pavargęs. Tam tikrais atvejais geriau yra, pavyzdžiui, kažkokie žaidimai sportinėje, tam tikrą formą, ten galbūt reakcijos, vikrumo, kur galbūt nereikia itin daug energijos fizinio pajėgumo, ir nebūtinai, kad ten idealiai kažkas gausis, bet tiesiog žmogus prasiblaško, pakeičia, kaip nukreipia mintis, kur kažkas yra naujo, tam tikrais kitais atvejais galbūt geriau pritaikyti, kaip pavyzdys, kokį volavimą, tą vadinamą savimasažą, tempimo pratimus, ir tą žmogų tai puikiausiai atpalaiduoja, nuima tą stresą, įtampą, duot kvėpavimo pratimų. Jau čia individualu. Renkies pagal žmogų, pagal jį patį. Ar yra toksai tipas žmonių, kuris ateina galbūt net ne to fizinio aktyvumo, bet pabėgti nuo savo problemų? Yra toksai tipas žmonių, kurį būtų galima išskirti, turi daug streso darbe, galbūt nori pabėgti nuo namų, nuo aplinkos problemos, galbūt stresai universitete? Tikrai yra toks žmonių kategorija ir kartais yra sudėtinga ir tu matai, kad iš vienos pusės lygiai jis ateina pas tave pasiekti kažkokių fizinių tų rezultatų, tai nepavadinkim, bet tu matai, kad jis didžiąją dalį treniruotės nori daugiau kalbėti su tam, išsipasakoti, išsikalbėti, nors tu vis bandai mandagiai pertraukti, kad mes čia turim kažką daryti, tęsti, jeigu norim rezultatų, jis galva linksi, kad taip, bet to pačiu vėl tik pabaigi ten vieną pratimą ar seriją kažkokią, jis vėl pradeda kalbėti. Nepanašu čia truputį kaip paskirpėja, nueini, paglosto galvą ir tada visą gyvenimą išpasakai, panašiai pas trenerį yra specialybei. Taip, kartais aš žiūriu, pagalvoju, negi tie žmonės tiek pasiekia, ten, sakim, versle, galbūt karjeroje ar kažkur kitur, negi neturi kam daugiau pasipasakot, kad tokius pakankamai savotiškai intimius dalykus, nebūtinai ten šeiminis, asmeninius dalykus, ar verslo srities, ar šeiminius, tau pasakoja ir pasitikė. Tai aišku, tai irgi reiktų vertinti kaip pasitikėjimo ženklą, kad ir, kaip sakyt, nedaryti tokių dalykų klaidingų, kaip kažkam dar pasakoti. Vienas dalykas. Antras dalykas, tai matyti, žmogui to reikia, tą dieną jis slegia ir jeigu jis tau neišsipasakos, jiem kažkur atsilieps kitur dar blogiau, ar fiziniai, ar psichiniai sveikatoj, tai reiktų tik pasidžiaugti. Tik norėčiau pabrėžti tokių dalykų, kad esu labai pastebėjęs, dirbdamas jau daug metų, sakykim, salėse, kad kai kurie specialistai tuo piknaudžiauja sporto. Jeigu mato, kad žmogus kalba, tai jis vos ne pats dar uždavinėja klausimus, lenda, kad tik vos nereiktų treniruoti, daryti kažką, kad tik pačiam irgi nereiktų galvoti dirbti, kad tik galėtų vos nes to pačiu klientu pasikalbėti.
Nu, pirminis vis tiek mūsų tikslas yra, kaip bebūtų, užsimti, ko reikia, papildomai, kaip sakyti, jeigu reikia, suteikiam žmogui, išklausom, pasakom visą kitą, bet daugiau gal reiktų ir tas pats psichologas mums daugiau dalina ne patarimus, o daugiau išklausomus. Taip, mokėti išsiklausyti klientų. O kiek šeima gali būti motivatorius arba demotivatorius sportuojant, paaiškinsiu. Nes jeigu praleidžiam labai ilgą laiką, užsikabiname su sporto salė ar fizinė veikla, kartais atimam laiką iš savo šeimos, iš savo vaikų ir tai gali atrodyti kaip iš tikro trikdiklis toksai šeimai, nes praleidžiama vis mažiau laiko, žmogus jaučiasi gerai, bet tas laikas atimamas iš šeimos. Arba priešingo atveju šeimoje gali būti skatinama, stumiama. Yra tokių atvejų, kad žmonės net meluoja atėję į sporto salę, nesako, kad sportuoja, neteko susidurti. Nu, tenka gal dėl kitų priežasčių, kad jie meluoja ir prašo, kad juos, kaip sakyt, pridengti, kad jie čia buvo ar nebuvo. Visokių dalykų yra buvę per mano patirtį, bet sakyčiau, nu, idealų atveju, aišku, kai abu kartu ateina, kaip sakyt, šeimos nariai, ten, sakykim, vyras ir žmona. O, sakykim, galima nebūtinai tą pačią fizinę veiklą dabar gal kalbant, nebūtinai tai turi būti treniruoklių salė, kitas fizinis aktyvumas, ne ten važiavimas dviračiais, dar kažkas vaikščiojimas, bet jeigu įmant jau taip sporto klubą, tai irgi labai lengvai ir dažnai yra matomas dalykas, bent jau mano, kad, sakykim, vyrai eina į treniruoklių salę, o moteris eina į grupinės treniruotės. Nu, su tokiu dažnai dalyku, man atrodo, visi susidurėm ir matom. O kokios dar priežastys galėtų motyvuoti toksai kaip svorio metimas, svorio priaugimas, galbūt tai trukdo asmeniniam gyvenime. Ne tik tai išmatuojami dalykai, bet galbūt ir artėjančios vestuvės. Yra dar vis tiek motivatorių, dėl kurių žmonės ateina. Ar yra toksai tipas žmonių, kurie nori pasiekti savo tikslus, kažkokia tai data yra ir jų daugiau nebematom, ar tai tampa žmonių gyvenimo dalim, jie išmoksta, pamilsta sportą. Aišku, priklauso nuo žmogaus tikslų ir labai netgi dažnai žmonės savo tikslų nežino arba nori labai daug vienu metu, tai tą geriausiai, aišku, padeda išsigryninti tos tikslus specialistas, paaiškinti ir vėl, kaip sakau, to treniruočių eigoje kažkurio laikotarpio gali tie tikslai kisti, ne? Bet manau, kad tai būna ir ten prieš vestuvės, prieš išleistuvės įvairiausias būna tas kūno kompozicijos pakitimas, bet man atrodo labiausiai žmonės yra motyvuoti, kai jiems kažkas skauda. Nes jeigu ir šiaip išskirti paprastus žmonės nesportininkus, mes skirstom į 3 kategorijas. Sveiki, po to nesergantis, bet gerai nesijaučiantis ir sergantis. Kai žmogui skauda, dažniausiai yra, jeigu, sakykim, tai manoma padėti sporto pagalba, tai yra labai motyvuoti, skuba išspręsti savo problemą. Ir aišku, motyvuoti labiausiai yra žmonės, kurie galbūt visą gyvenimą aktyviai leido, tai jiems netgi ta pati trauma nesutrukdo sportuoti. Jeigu ten, kai aš visada sakau, klientas bando atsikalbinėti, jokais jį terrorizuoju, motyvuoju, kad skauda vieną koją, tai reiškia kitą koją sveika, galim sportuoti. Pilvo presas sveikas, rankos sveikas, krūtinės sveika, nugaras sveika, visada galima rasti, ką treniruoti, ką daryti, jeigu tam tikrą vieną ar kitą vietą skauda. O kiek svarbu yra suprasti realistiškus tikslus, kaip jų siekti, nes dauguma žmonių žiūri tą socialinę erdvę, visi tokie gražus, visi idealūs, ar nesusidaro įspūdis, kad kartais žmonės ateina ir turi užsibrėžę nerealistinius tikslus. Kaip atvesti žmogui realybę, kad jisai nenusiviltų, nes dažnai žmonės nepasiekia tų savo tikslų labai greit, visko mes norim labai greit. Tai kaip pasakyti žmogui, kad čia yra nerealistiška ir kaip tai paaiškinti? Aš žmogui nesistengiu sakyti, kad tai yra nerealistiška. Aš tik taip pateikiu tokius kaip skaičius, parametrus, sakim, ar jūs gebėsite tiek tai kartų per dieną ir taip ir maitintis, ar jūs gebėsite laikytis tokios disciplinos, eiti tada ir tada miegoti, tada keltis, ar jūs gebėsite tiek kartų per savaitę ateiti sportuoti, kad tai taptų reguliaru, įpročių susiformuotų ir kad tam reikės tam tikro laiko. Nes jeigu jūs negebėsite, tai mes tų rezultatų nepasieksim. Ir dažnai sakomi 2 žodžiai – motyvacija ir disciplina. Ir iš tikrųjų jie yra gana skirtingi. Tai kuom skiriasi motyvacija ir disciplina? Vėl, manau, kad čia labai daug irgi priklauso nuo požiūrio. Disciplina bet kokiu atveju labiau reikalinga nei ta pati motyvacija, nes motyvacija vieną dieną yra, kitą dieną nėra. Ne? O jeigu tu turi discipliną, tu žinai, čia aš visada sakau, žiūrėkite į tą sportavimą kaip į darbą. Jūs žinot, kad reikia eiti ir dirbti, ne? Jeigu jūs neįsit arba blogai dirbsit,
tai jūs greičiausiai atleis, ne? Nė vienas darbdavys nenorės turėti tokio darbuotojo. Jeigu jūs turit savo verslą, bet jeigu jūs atmestinai dirbsit, jūs, čia yra tiesiausias kelias į bankrotą. Tai disciplina irgi reikalinga. Tai, manau, yra labai paprastas požiūris, toks nesudėtingas, kad turiu nuolat ir kryptingai kažko siekti, kad kažko pasiekti. Kiek įtakos gali turėti kažkokios tai pertraukos, apie kurias žmonės nepagalvoja? Mes siekiam tikslų, disciplinuotai einam į salę savaitę, 2 mėnesį ir po to dingstam savaitę, 2. Aš nekalbu apie atostogas. Ir tada dingsta ta motyvacija, nes matom vėl lygtais rezultatai pabėgo, vėl reikia daug darbo įdėti. Ar tai gali paveikti psichologinę būseną žmogaus, kad vėl aš turėsiu viską nuo naujo pradėti? Kiek treneris gali įtakoti žmogų ir paaiškinti, kad turi būti pastovumas, disciplina, pastovumas, kad būtų kažkoks tai tęstinumas? Aš gal trumpai atsakysiu šitą klausimą, pasakydamas, ką taikau ir savo klientam, dažnai kartodamas, sakau, skirkim tingėjimą nuo negalėjimo. Čia yra labai skirtingi aspektai, kaip sakyt. Jeigu aš tikrai negaliu ir nors dažnai sakoma, ne, jeigu nori atrasi galimybių, nenori atrasi priežasčių. Bet dažniausiai aš susiduriu, kad žmonės tingi. Ieško tų pasiteisinimų ir tada nei ten galbūt treneris kitą nemotyvuoja, nei kad jis praras už treniruotę pinigus, dar kažką. Kito, kaip sakyt, ta disciplinos buvimas čia daugiau savimonės tokios įpročio, kurio jis apskritai gyvenime siekia tiek galbūt ne ten mokydamas, tiek dirbdamas. Jeigu jis įpratęs yra kryptingai siekti tikslo motyvuotai, tai jis tų tikslų ženkliai lengviau pasieks, negu, sakykim, išsibarstęs per visas gyvenimo sritis. Kiek žmonės yra linkę kaltinti kitus dėl savo nesėkmių? Kiek įtakos turi treneris, kiek įtakos turi žmogus, kuris pasirenka trenerį sporte? Ar treneris, nuo trenerio priklauso tiesiogiai rezultato, ar nuo pačio žmogaus įdėto darbo? Koks balansas turi būti? Sakykime, 50-50 žmogus įdeda pastangas ir treneris turi sumotyvuoti, sudominti, ar vis dėlto žmogus vis tiek nuo jo priklauso visas tas sunkus darbas ir trenerio darbas yra tik tai užvesti ant gero kelio? Treneris, manau, gali tik padėti, bet tikrai ne kažką pakeisti, nes ar gali kažkoks jų žmogus motyvuoti gyventi sveikai, geriau, ar dar kažką, ar sutarti su kažkokiu artimu žmogu. Manau, pirmoji eilėje patys turime ieškoti sprendimo, treneris gali tik pagelbėti. Ir esi minėjęs, kad iš tikro žmonės turi mokėti pasirinkti ir trenerį. Kaip pasirinkti trenerį atėjus į sporto salę? Turbūt nebėgsim prie pirmo pasitaikiusio trenerio, bet į ką žmogus turėtų atkreipti dėmesį, kai jisai renkasi trenerį? Manau, kaip ir bet kokį kitas specialistą, labai dažnai žmonės renkasi iš rekomendacijų. Manau, kad reikėtų žmogui ateiti pabendrauti su vienu treneriu, su kitu. Aš visada dažnai žmonėm netgi sakau, jūs ateisite ten, kad ir atliksim tą pirminį jūsų sveikatos būklės įvertinimą, testavimą, bet vėl pažiūrėkim, ar su jais mūsų biolaukai, ar mums tinka kartu dirbti, ar dar kažką. Neturim nei vienas, nei kitas kankintis, ne? Nes reikės pakankamai nemažai laiko praleisti kartu, siekti kažkokių tikslų, kad vienas kitą geriau suprastumėm, turim rasti bendrą kalbą. Taip kad tas požiūris turi būti vis tiek panašus, galbūt vertybės plius minus panašus ir kiekvienas tas pats klientas atras savo trenerį ar tas pats treneris savo klientą. Mes dažnai netgi matom, kad tas tipažas žmonių labai atitinka tos pačius trenerius, kažkaip atrodo netiesiogiai, bet pasirenka. Ar gali trenerio atitinkama kvalifikacija ar specializacija netitikti žmogaus poreikių ir taip atbaidyti žmogų nuo siekimo gerų rezultatų? Turbūt suprantat, kad kartais žmogaus poreikis gali netitikti pačio trenerio specializacijos lauko. Tai kiek tai yra svarbu, kai žmogus renkasi trenerį? Be abejo svarbu, bet vėl sakykim, nereikia reikalauti galbūt ir iš trenerio, kad jis būtų ten, kaip pavyzdys, galbūt kaip koks kineziterapeutas, lygiai iš kineziterapeuto nereikia galbūt tikėtis, kai jis bus kaip koks atletinio rengimo treneris, lygiai tas pats klientas gali būti jau pakankamai turintis patirties ir visa kita, ir jis ieško, kaip sakyt, dar labiau patyrusio žmogaus, kuris jam galėtų padėti, patarti ar dar kažką, bet tas pirminis pokalbis, išsiaiškinimas ir labai duoda tikrai gerų vaisių, kad ko tikimės ir ar aš galiu pateisinti jo lūkesčius ir jam duoti, kaip sakyt, to, ko jis nori.
Ir tada, man atrodo, yra abiem geriau ir tęsti tą bendradarbiavimą, tada nebus tų nusivylimų ar tų kitų priežasčių, kodėl reiktų nutraukti tą būtent fizinę veiklą. Labai įdomi tokia tema yra žmonių nepasitikėjimas net ilgesnį laiką sportuojant su treneriu. Jie kartais bijo, net prasportavę su treneriu mėnesį, 2 metus, patys toliau sportuoti. Ar čia yra žmogaus nenoras pačiam domėtis, tobulėti, ar pažiūrėjus į kitą pusę, treneriai, jie parodo pratimus, nenori apkrauti žmogaus ir paprasčiausiai needukuoja žmogaus. Tai vat tavo kokia nuomonė, ar treneris turėtų edukuoti žmogų ir jį paleisti, sakykime, kaip vaikas yra mokykloje išmokinamas ir paleidžiamas tada toliau gyventi, siekti savo tikslų, ar yra tokie grupė žmonių, kurie galbūt net nenori. Jie nori, kad stovėtų šalia žmogus, skaičiuotų jam, kiek pakartojimų, kiek kartų ir dėl to nesuka galvos. Tai vat, kokia tavo nuomonė yra? Kaip pats ir minėjai, tikrai yra kategorija žmonių, kurios aš ir pats, pavyzdžiui, turiu, tai ten sportuoju su manim vos ne 10 metų. Jie patys sako, ne dėl to, kad jiems yra gerai, patogu, jie nenori daug galvoti, apsikrauti net po visos dienos rūpešių, darbų savo, verslų ar šeimos rūpešio, dar kažko. Jie nori nors vieną vietą rasti, kur jie galėtų atsipalaiduoti ir kažkur, kaip sakyti, nebeieškotos informacijos, neapsikrauti galvos ir galėtų fiziškai, sakykim, tobulėti, judėti. O yra dalis kategorija, be abejo, kaip tu pats ir paminėjai, specialistų, kurie specialiai sąmoningai galbūt nemokina tų visų, ne tiek, kad treniruočių metodikų, bet tų pačių esminių, bazinių pratimų, principų esmės, kurios žmogui net tu privalu paaiškinti ne dėl to, kad jis nepabėgtų, bet net ir siekiant tų pačių rezultatų ženkliai lengviau yra po to kryptingai judėti, kai tas žmogus sąmoningai suvokia, ką jis daro. Reikia ne pačius pratimus mokėti, visų pratimų mes neišmokinsim, jų yra tūkstančiai, kaip sakyti. Suformavus tam tikrą fundamentą, davus bazinius įgūdžius, žinias, bus ženkliai ir pačiam specialistui lengviau dirbti su tokiu žmogum, kuris jau žino, ką reikia daryti. Ar kartais nėra žmonės šiek tiek išgąsdinti? Ateisit į salę, pasisuksit ne taip, iškelsit svorį šiek tiek ne taip, reikia labai daug informacijos turėti. Ar nėra viskas iš tikro paprasčiau negu viešoje erdvėje? Tam tikrais atvejais yra grėsmė žmogui, jeigu jis visą gyvenimą nesportavo arba ten kažkokius sportavo, visi sako sportavau, bet tai gal buvo 20-30 metų atgal, jis praradęs įgūdžius, nekoordinuotas, dar kažką, arba kitos fizinio aktyvumo formos buvo, gal tik sportavo pavyzdys, tik tai kokia nors lengva fizinio aktyvumo forma, o po to nueis kaip pavyzdys kokią crossfito treniruotę. Taip, tikimybė sustraumuoti yra. Bet labai dažnai, kaip aš mėgstu sakyti, specialistai irgi matyti iš asmeninių paskatų mėgsta demonizuoti, kad kuo ilgiau tą žmogų prilaikyti prie savęs, kad neslėpkim to, iš jo turėtų daugiau finansinės naudos, negu vietoj to, kad jį edukuotų, mokintų ir galėtų taip progresuoti ir abudu, nes to pačiu ir pats specialistas bus priverstas tobulėti, kad galėtų naujas žinias perteikti specialistam savo klientui, o žinios, kaip žinom, labai greit kinta. Tik spėk jas sekti, ką aš ir pats klientams sakau jokios. Ką aš teigiau jums kai kurios dalykus prieš 5 metus, aš dabar pasakau ką kitką. Sakau, kažkada buvau mokintas, tiek studijuodamas, tiek ar kažkur skaitydamas literatūrą, kad mokslas teigia taip, šiai dienai teigia kitaip ir niekur to nedingsi, gyvenimas nestovi vietoje, taip ir sporto mokslas juda pirmin ir nereikia bijoti to pripažinti. Ar yra tekę susidurti su tokiais klientais, kurie turėjo galbūt trenerius iš kitos specializacijos ir sakė, mano treneris sakė man kitaip, todėl man čia truputį verta suabejoti jūsų kvalifikacijom. Ar nėra taip, kad kartais galima siekti tų pačių tikslų, nes yra skirtingos tos, kaip minėjau, specializacijos. Vienas treneris gali būti iš lengvosios atletikos, kitas gali būti iš sunkiosios atletikos, kitas treneris vėl gali būti kažkokios kardinaliai kitos specializacijos, bet tikslus įmanoma vis tiek pasiekti, tik tai kitais būdais. Aišku, būtų gražu aiškinant apie tokius dalykus savo klientui, nežemint kito specialisto, kurio galbūt mes pažįstam ar nepažįstam, nesakant, kad jis sakė jums šią nesąmonės, o aš jums pasakysiu tik tai sąmonę. Labai dažnai ir iš tikrųjų būna, kad gal žmogui ir nesakai, kad jis pats gerai nesuprato, neišklausė visos informacijos iš prieš tai buvusio specialisto arba užmiršo dalį informacijos, kurio tas specialistas papasakojo, pasakė. Tiesiog ten pabandai pasakyti, kad galbūt yra ir toks variantas galbūt yra labiau priimtinas tokiem tikslam, kitas variantas kitiem tikslam įgyvendinti ir nereikia bijoti žmogui vėl elementariai ten
bazinės anatomijos žinias kažkokias pasakyti, tą biomechaniką, judesį ir tada pasakyti, kokius tikslus mes sprendžiam, būtent atlikdami tą ar vienokį pratimą, ar tą ar vienokį judesį. Ir žmonės turi įvairiausių baimių. Jie kaip patį paprasčiausią būdą turbūt renkasi kardio treniruotės svorių metimui, galbūt žmonės, kurie turi mažiausiai žinių, bet jos gali atsibosti. Tai čia jau yra tokia riba, kur žmogus gali tą kardio daryti, bet jisai ilgalaikiai perspektyvoje greičiausiai jo nesudomins. Kokie dar yra būdai, kad žmogų sudominti, kad jisai būtų motyvuotas, kaip dar būtų galima, sakykime, žmogui, kuris turi numesti svorio, kaip dar, kokie yra būdai? Būdų be abejo yra daug ir įvairių, vėl kaip pačioj pradžioj minėjau, tai gali, vėl tas pats nuo žmogaus temperamento priklauso, ar jis nori sportuoti, sakykim, sporto klube ar savarankiškai. Toliau, jeigu jeigu jau sporto klube nebijo ateiti ir nori ateiti, galima rinktis net ir tos pačius kardio treniruoklius, bet aš sakau, matydamas kito žmogaus temperamentą, jam sakau kaip pavyzdys, dabar žiūrėkit, 5 minutės dviratis, 5 minutės elipsinis, 5 minutės bėgimo takelis, 5 minutės steperis ir vėl sakau, sukit ratu ir žiūrėkit, jūs 40-45 minutės finale total surenkate ir jūs jau turite pakankamai neblogą treniruotę. Kitas variantas, vėl galite rinktis kažkokias grupinės treniruotės, kur jums nereiks tiek galvoti, žinoti, suprasti, kad galėtumėte siekti tų savo tikslų ir bus ženkliai paprasčiau. Galit kombinuoti, keisti įvairius treniruočių, vėl kad ir tų pačių grupinių. Vieną dieną nueiti lengvesnio tipo treniruotę, kitą dieną eiti aukštesnio intensyvumo treniruotę. Nes kasdien paprastam žmogui tikrai nereikia tam 5-6 kartus per savaitę aukšto intensyvumo treniruotėse. Vienas dalykas jis ir fiziškai nepajėgs, kitas dalykas ir psichologiškai pavargs nuo tokio tempo, nes jo, kaip sakyt, gyvenimo tiek būdas neleidžia, tiek jo tikslas gyvenimo nėra kažkokius siekimas aukštų sportinių rezultatų. O sportas yra sportas, treniruotės idealios, žinom kaip sportuoti, vis tiek rezultatų nėra. Kokią įtaką mūsų rezultatų siekimui, nesvarbu, ar norim svorį numesti, ar jį išlaikyti, ar priaugti, turi mityba? Mityba svarbu, bet aš gal net labiau išskirčiau poilsį, miego kokybę, nesakykim, ko pasakojo žmogui neatsakau, į kitą kartą į treniruotę jūs geriau ateikit nepavalgę, bet turi būti gerai pailsėjęs. Nes jeigu žmogus ir, kaip sakyt, prisižiūrės tą maistą, bet nebus pilnaverčio poilsio, jo organizmo visi adaptaciniai, kaip sakyt, procesai vyks ženkliai lėčiau ir blogiau, ko pasakoje mes tikrai negalėsim atlikti kokybiškos treniruotės. Tas pats stresas veiks blogai, jeigu mes ir pakankamai gerai maitinsimės. Arba net bus tie visi emociniai persivalgymai, vien dėl to, kad žmogus jaučia kažkokią įtampą, stresą ar nedamiegojimą. Ar gali žmogui pakišti koją greiti rezultatai, tada žmogus šiek tiek atsipalaiduoja ir, kaip sakau, paleidžia plaukus, galvoja, oi, čia viskas taip lengva, rezultatai greiti. Ar nėra ir tokių atvejų, kaip žmonės pradeda džiaugtis per daug greitai ir po to viską vėl paleidžiam, nes galvom, kad taip lengvai pasiekėm, galbūt nesportavusiam žmogui tas pirmas toksai ir rezultatas dažniausiai greičiau ateina, nes jeigu jam reikia numest daugiau svorio, greičiau tas svoris pakrenta, tada žmogus vėl atsipalaiduoja ir mes grįžtam vėl į tą patį ratą, žmogus vėl susiema už galvos, atrodo viską čia gerai dariau ir negali tai kojos pakišti. Yra ta kategorija žmonių, kurie nuolat, kaip sakyt, pradeda ir baigia, kaip sakyt, be abejo, kaip ir visose gyvenimo srityse, bet tam, man atrodo, lengviausiai padeda išlaikyti būtent tas progreso siekimas, kurį yra fiksuojamas, kurį galim fiksuoti ten, sakykim, ar tam tikrais matavimais, tam tikrais testavimais, arba nuotraukom, video, kur jam leidžia, kad jis tada pats laukia, po kiek laiko jis vėl pamato, kad galbūt jo rezultatas per ilgai stovi vietoje arba net grįžo atgal. Tas leidžia jį išlaikyti, kaip sakyt, biškiant tokios savotiškos grandinės, kad kontroliuot ir kad mes turim judėti toliau, jeigu norim progresuoti, kad negali būti tas per didelis atsipalaidavimas, bet jeigu mes nematuojam, žmogus veidrodį tie pokyčiai, kaip sakyt, pradžioje vyksta, paskui jie tikrai stabilizuojasi ir nevyksta taip drastiškai, žmogus pradeda nusivilt, bet vėl tam yra specialisto sekimas jo, sakykim, tam tikrą prasme ir dienotvarkės, ir mitybos, ir treniruočių reguliarumo. Jeigu vietoj ten, sakykim, sutartų 3 treniruočių jis ateina vieną savaitę vieną kartą, kitą savaitę iš vis neateina, kitą savaitę 3. Ta pačia mitybą, jeigu jis atneša, ką valgė, ką, sakykim, vieną savaitę prisižiūrėjo, kitą savaitę neprisižiūrėjo ten.
Tai be abejo, kad mes tų rezultatų neturėsim, jeigu yra tie kraštutinumai. O ką tu galvoji, Tomai, apie patį tą svėrimą, nes nekartą jau kalbėjom apie rezultatų matavimą, nes vieni žmonės sako, reikia svertis kas savaitę, kiti sako, reikia svertis kas dieną, kiti sako, iš viso savęs negąsdinti, reikia svertis kas mėnesį. Tai vat, ar negali tie rezultatai kartais būti ir klaidingi, nes mes galim suvartoti daugiau angliavandenį laiko ir vandenį, tas svoris gali šiek tiek pakisti ir vėl demotyvuoti žmogų, atrodo lankau, čia lyg tai buvo nukritęs svoris ir vėl man 2 kg, bet ten gali būti ir skyšiai. Tai vat, kaip dažnai reikėtų žmogui svertis, norint išsimatuoti savo rezultatų? Svarstyklės galima naudoti kas savaitę, ten kas porą savaičių, bet aišku, idealu yra vėl, kaip ir bet kurios parametrus, sakykim, kaip ir testus, sakykim, yra standartizuoti, tom pačiom aplinkybėm svertis tikrai netitiks rezultato, jeigu mes vieną kartą sversimės svarstyklėm namie, o kitos svarstyklės bus kažkur sporto klube. Vienas aspektas būtų, kitas aspektas idealu būtų, kad tuo pačiu paros metu, tą pačią savaitės dieną, o nebūtų galbūt vieną kartą sveriamės po savaitgalio pirmadienį, kur kiti sako, padariau čit, nedėjau ir visą weekend atsipalaidavau, o kitą kartą sversiuos ten antros savaitės pusė, kai esu jau pakankamai prisižiūrėjęs visą savaitę, tai turėtų būti, jeigu to rezultatų siekimas, turėtų būti kiek įmanoma tom pačiom sąlygom. Ar yra taip tekę matyti, kad svarstyklės rodo vieną, žmogus sako kitą ir 2 + 2 = 4 nesusideda, žmogus vengia sakyti tiesą, likti čia jūs nenori trenerio nuvilti, įdedat labai daug pastangų, bet tų rezultatų kaip ir nėra, bet lyg tai matosi, kad klientas savaitgalis truputį sau leidžia per dažnai atsipalaiduoti, galbūt net kiekvieną savaitgalį, bet treneriui nepasako. Tikrai yra tai buvę, o būtent atliekant eilinius, sakykim, tam tikrus matavimus, klientės sakau, negali būti, viską darom kryptingai, visą kitą, kažkas yra ne taip, finalė stovi galvą nuleidus, taip, buvo saldainius. Matyt, ne vienas, jeigu nebuvo tų pokyčių, nes sakau, tas labai leidžia gerai sekti progresą. Dar labai didelė problema yra persivalgymas. Tikrai žmonės sudegina daug kalorijų, tačiau susiduria su kita problema. Kūnas greičiausiai nori energijos, nori pasimti viską atgal. Kokie būtų patarimai šiek tiek pristabdyti tą norą besaikiam valgymui, užkandžiavimui? Aš bandau visada tokių patarimų dalintis, kad geriausia yra maistą pasiruošti iš vakaro, jeigu yra galimybė, ar iš anksto ryto, priklausomai nuo žmogaus vėl, kada jis to laiko turi daugiausiai. Nes dienos eigoje dažniausiai, kai žmonės skuba, jie nesuranda laiko jau nekalbant, kad ramiai pavalgyti. Dar jeigu to maisto reikia kažkokio įsigyti, užtrunka laikas nueiti ar ten į parduotuvę, atstovėti eilę, nusipirkti, ar į degalinę užbėga ir dažniausiai puola pirmą pasitaikiusi dalyką ir neprivalgo, viršyje ir kalorijų suvartota kiekį ir apskritai maisto kokybės prasme tas yra dažnai pastebima, kad valgoma beleką ir tai geriausia būtų, jeigu norint išlaikyti discipliną turėti, nes geriau tą likutį laiko 10-15 minučių skirti geriau, kad ir greitam suvalgymui, negu automatiškai žmogus vėl nervuojas per 10-15 minučių, jis tik įbėgs į parduotuvę ir nusipirks, o dar reikia ir suvalgyti. Tada jis kažkur ten važiuodamas, skubėdamas tekinom, to maisto apskritai absoliučiai nepasimėgaus ir dar suvalgys atitinkamai netinkamą maistą. Ir greičiausiai persikraus labai didelę dalim kalorijų ir vėl ateis tas nusivylimas, rezultatų nėra. Tavo, Tomai, nuomonė yra skirtingos nuomonės. Ar reikia valgyti dažnai, sakykime, 5-6 kartus per dieną, kad pagreitintume metabolizmą greičiausiams rezultatams, ar kaip tik dabar vyrauja nuomonė, kad reikia valgyti su to protarpiniu badavimu rečiau, kadangi kūnas ima riebalus kaip energiją, tai vat tavo nuomonė, nes visos tos skirtingos mitybos dabar ypač populiarios, o kaip tu galvoji? Žmogaus kūnas nėra kompiuteris, kurį vedus tam tikrą programą būtų galima atsakyti 100% atsakymą. Aš manau, kad vis tiek irgi būtina tam tikrą laiką žmogui paeksperimentuoti. Pabandyti vieną mitybos būdą, po to kitą. Ir žiūrint, vis tiek, kad tą pastebėti, reiktų pasilaikyti bent 2-3 mėnesius, kad matyti kažkokius rezultatus, ten akivaizdžius skirtumus, nes tikrai pasilaikę savaitę, 2 kardinalių pokyčių mes nematysim. Gali būti vėl nuo daug dalykų, sakykim, tie patys hormoniniai dalykai įtakoti tam svorio kitimui į vieną ar į kitą pusę ir žmogus galvoja nusivylimų bus, kad ta sakykim,
mitybos forma, programa jiem veikia ar neveikia, taip kad siūlyčiau neskubėti ir yra individualu ir pagal žmogaus vėl genetiką ir pagal žmogaus tą fizinio aktyvumo visą kiekį per savaitę, kiek jis juda, daug dalykų turi įtakoti, kiek jis dar ne tik fiziškai juda, bet gal jo darbas yra fizinis, vėl jis ženkliai daugiau sudegina kalorijų, negu kitas dirba vien tik ofise ir visą dieną sėdi. Čia taip vienareikšmiškai atsakyti nedrįščiau, aš vis dar stengiuosi netgi labai daug su mityba, aš pats nedirbau, vis dar stengiuosi deleguoti dar pas kitą specialistą, kurio yra labiau specializacija, galbūt ten dietologija ar kažkas kita. Bazinius, fundamentinius dalykus, principus aš visada duodu, pasakau, bet jeigu tikrai yra dar ypač kažkokios sveikatos problemos, manau, kad kiekvieną darbą turi daryti tos srities specialistas. Negalime atstoti ten kažkokio gydytojo ar dar kažko. Man atrodo, labai gerą temą palietei, nes dabar ypatingai daug socialinėje erdvėje, internete matom įvairių mitybos planų, tie mitybos planai pigus, bet tavo nuomonė, ar tie mitybos planai, kurie kainuoja 20, 30, 40 eurų, gali pagelbėti žmogui, ar vis dėlto tai turėtų būti individualus mitybos planas, kuris nenuviltų žmogaus, nes dažnu atveju žmonės nusiperka, pabando vieną, pabando kitą, kažkas tai netinka, ar vis dėlto kažkiek tai turėtų veikti, ar kaip tik gali demotyvuoti žmogų, nes atrodys, kad išleidau pinigus ir čia pabandžiau, ir čia truputį pabandžiau, bet tų rezultatų kaip nėra, taip nėra, o gali būti ir taip, kad žmogus taško pinigus, bet taško jos neproduktyviai, sakykim. Gal geriau pasimti, kaip minėjai, specialistą, kuris padarys planą tau. Idealiu atveju taip, bet jeigu žmogus iki tol iš vis neprisižiūrėjo tom mitybos, tai, sakykim, jeigu čia, kad ir bus ta kažkokia šabloninė mitybos programa, vis tiek jinai duos tam tikrų rezultatų, negu iki tol buvęs padrikas ten ar bele kokio maisto vartojimas, tai bus geriau, manau, negu nieko. Aišku, idealiu atveju, kaip ir su treniruotėm, kai treneris įvertina tavo fizinį pajėgumą, visą kitą gali pagal tave. Čia, sakau, labai individualu, kaip sakyti. Yra dabar dalis žmonių, kurie sportuoja namuose, siekia rezultatų. Galbūt ne visi tos rezultatus mato, nes vis tiek namuose turbūt šiek tiek mažiau motyvacijos nei salėje, nes yra žmonės, bet gali būti toks aspektas, kad piniginis aspektas. Kokios gali būti biudžetą tausojančios priemonės, kokie patarimai, kaip žmonėm startuoti, kurie niekad nėra buvę salėje, galbūt pasirinkti tinkamą sporto klubą, nes vis tiek yra ir tie sporto klubai skirtingomis kainomis, yra treneriai skirtingomis kvalifikacijomis. Tai galbūt visi žmonės gali savo tai leisti, bet paprasčiausiai prioritetus net ten dėliojasi, nes kavos padelis dabar kainuoja turbūt 2,53 eurai, tai jeigu padauginsime visą tą sumą, sporto klubo suma galbūt ir nėra jau tokia didelė, paėmus bendrą vaizdą. Vėl reiktų, aš manau, kaip pradžio minėjau, tą patį, kad galbūt paieškoti pagal rekomendaciją specialisto, kuris galbūt atitiktų mūsų lūkesčius, kuris vėl nesistengtų tik tai mūsų užlaikyti kiek įmanoma ilgiau kaip klientą, o išmokintų ir pamokintų tam reikalingų pradžių dalykų. Galima, sakau, sportuoti ten vieną kitą kartą su treneriu, kitom dienom ar savarankiškai, ar ten grupinės treniruotės. Galima tam tikrą paketą prasportuoti su treneriu ir po to kelis mėnesius vėl sportuoti savarankiškai, vėl grįžti po trenerio, kad jis vėl įvertintų, nes prie vėl tų pačių pratimų galbūt priprantama ir, sakykim, nebėra tų rezultatų, nebėra tų pokyčių, ko žmonės nori, ir jis vėl gali pakoreguoti treniruočių programą, kažką pakeisti, išklausinėti, galbūt ir vėl, sakau, pasikeitė tikslai ir sudaręs naują treniruočių programą, vėl žmogus gali tęsti tai puikiausiai toliau. O kiek kartų, taip ūkiškai pasakė, žmogus turi ar privalo ateiti į sporto salę, kad jisai matytų rezultatus? Aš noriu matyti rezultatus. Kiek man kartų reikia pasirodyti salėje, sportuoti per savaitę? Mano nuomonė, idealu būtų, kad jis ten, sakykim, neateitų, o sportuotų, nes ateit dar nereiškia, kad sportuoja. Labai dažnais atvejais matom, kai žmonės salėje tik tai daugiau prasikalba, prasėdint treniruoklių ar pranaršo telefonuose, tas irgi turi didelį įtaką. Gali ir kasdien eiti į salę, bet jeigu tu ten tik laiką praleisi, o nesportuosi, tas rezultatų tikrai nepadarys. Toliau, aš skaitau tokį savo taikau taisyklę ir žmonėms sakau bent 3 kartus per savaitę. Aišku, idealu būtų kokius galbūt netgi 4, bet 2 jėgos treniruotės ir 2 kardio treniruotės, bet nebūtinai tos kardio treniruotės turi būti sporto klube. Tai netgi žmogus, jeigu turi fizinį darbą ir jo veikla yra labai intensyvi, turbūt jisai turėtų tai irgi pagalvoti, nes galbūt visą dieną kažką tai kilnoja, kažką sunkiai daro,
tas irgi gali būti vertinama kaip kardio, turbūt kažkoks atitinkamai. Ja, tai faktas tai yra geriau negu nieko, bet reiktų vėl įvertinti, kokius judesius ten daro. Galbūt tam tikros kūno vietos jau chroniškai kaip tik nuvargsta ir pro to pradeda skaudėti. Galbūt reikės stiprinti kitus raumenis, pavyzdžiui, antagonistus, kad jam būtų ženkliai lengviau ten fiziškai darbuotis. Galbūt net ir tą pačią, galbūt ten dalyvauja daugiau, sakim, apatinė tik tai kūno dalis, tenka daug vaikščiot, bet, kaip sakyt, vaikščiojimas tai faktas nėra sportas, ten aktyvus laisvalaikis, kai aš sakau, bet duoti tam tikrom raumenų grupėm, kurios negauna to tiesioginio darbo apskritai, tai bandyti suderinti, tam ir reikalingas pokalbis tarp specialisto ir žmogaus, kad išsiaiškint ne tik tikslus, ko jis nori pasiekti, bet koks jo yra gyvenimo būdas, kokia jo treniruočių istorija yra, ne? Tada galima vėl suprasti, ar žmogus kiek yra koordinuotas, ką jis sportavęs, vėl ką jis mėgsta, ar jis ten labiau žaidybinės sporto šakas mėgsta, ar labiau mėgsta individualias sporto šakas. Nu, tas informacijos susirinkimas, ta vadinama anamnezė apklausa, labai duoda begalę daug informacijos, kas leidžia specialistui labai gerai tada parinkti tiek treniruočių programą, tiek pratimus, tiek pobūdį, ar jis labiau mėgsta, tu matai, žmogus ir norėtų labiau su savo kūno svoriu sportuoti. O galbūt saugiau būtų jį ten sodinti ant treniruoklių ir ten, kad jis mažiau susižeistų. Nu, labai daug dalykų reikia atsižvelgti, pabendravus su klientu ir pamačiusi per pirmas kelias treniruotės, tu tikrai matai ir labai dažnai pakoreguoji tą pačią programą. Labai šaunu. O dabar vis tiek yra toksai stereotipas, kad sporto salė tai yra sveikiems, sportuojantiems žmonėms. Jaunimas lygtais integruojasi, vis daugiau jaunimo pamatom salėje, bet ką daryti su senjorais? Kaip pasiųsti žinutę, kad sporto salė yra visiems, yra jauniems, yra aktyviems žmonėms, bet lygiai taip pat yra ir senjorams. Kaip skatinti senjorus dažniau lankytis sporto klubus? Ta gera tendencija jau ryškėja, kad vyresnio amžiaus žmonių tikrai daugėja sporto klubuose. Aišku, pirmą kartą geriau būtų, kad toks žmogus ateitų arba su kažkokiu savo šeimos nariu ar drauge, kurie galbūt jau sportuoja, nes tada tokiems žmonėms yra ženkliai drąsiau negu savarankiškai ateit, nes dažnai žmonės per daug savikritiškai, ką aš čia toks senas veiksiu, arba ten ligotės ar dar kažką, tai jie save labai linkę žmonės nuvertinti, tai geriau tokį žmogų kartais yra biški labiau motyvuoti, pasakyti, daugiau pagirti, negu ten ieškoti, kaip mums yra įprasta, kad ieškoti, ką tu čia blogai darai, ką tu čia netaip darai, nes tai vis tiek bus geriau negu nieko. Ir ta bendra švietimas, tendencija, vėl sakymas, kad tai nebūtinai turi būti sportavimas tik sporto salėje, arba sporto salėje nebūtinai, kad tik tai vėl, sakau, su treniruokliais, tai galima su savo kūno svoriu. Tas pats sportavimas ir su amžiumi irgi tos pačios išlaikymas ir koordinacijos, pusiausvėros, kas yra aktualu vyresnio amžiaus žmonėms, tai irgi yra pratimai, tai irgi jiems yra naudinga ir tai yra tikrai geriau negu nieko. Ar galbūt nėra ta priežastis, dėl ko vyresnio amžiaus žmonės, kadangi yra senesnės kartos, seniau sporto salė asocijavosi su kultūrizmu, dideliais raumenim, svorių kilnojimu, rėkavimu salėj, turbūt įsivaizduoji, Tomai. Ir šiek tiek reikėtų galbūt net edukuoti vyresnio amžiaus žmonės, kad sporto salė dabar, tos grupinės treniruotės, visas tas net konceptas yra sporto pasikeitęs. Tai ar čia turėtų vaikai edukuoti ir atvesti, ar galbūt net patys sporto klubai daryti labiau švietėjišką veiklą ir skatinti vyresnius žmonės, jiems aiškinti, eiti per kažkokias tai organizacijas, kviesti, pasibandyti sporto klubą, parodyti, kad čia nėra tik tai didelių svorių kilnojimas, bet čia yra taip pat ir socializacija ir tai bandyti pritraukti tuos žmonės, kurie galbūt turėtų vis daugiau aktyviai leisti laiką. Manau, yra labai sveikintina, kai sporto klubai daro tokias, sakykim, savotiškas akcijas ar pastovės, ar laiks nuo laiko, kad leidžia nemokamai pasportuoti ir skatina, siunčia tokią žinutę savo klientam, kad atsivestų savo ten ar draugus, ar artimuosius, kad pasportuot, kad duoti išbandyti, nes nėra geresnio dalyko, kad paragaut, kad supras, su kuo tai yra valgoma, kas tai yra per patiekalas, kad mes suvoktumėm, ar mes to norim, ar mums tai patinka. Ir edukuojant, parodant, pabandant, vis tiek, kai esi pats pabandai, ženkliai yra informatyviau, negu tai papasako teoriškai ar parodyt, kad ir per tą patį televizorių. Dabar dar įdomi tokia tema, kiek sporto klubas turėtų išlaikyti žmogaus motivaciją, jam išlikti aktyviam. Vis tiek žmogus gali motyvuotis, gali stengtis,
bet man atrodo yra vis tiek strategija, kaip žmogų išlaikyti sporto klube kuo ilgiau, kad jisai pasiektų rezultatų. Nes aš gyvenau ilgą laiką užsienyje ir mes matėme statistiką, kad net 70% žmonių, jie į sporto salę ateidavo 1 arba 2 kartus į mėnesį. Tai ką turėtų daryti sporto klubai kitaip, kad išlaikytų žmonės motyvuotus, išlaikytų jo sporto salėje? Jeigu žiūrint ilgalaikį perspektyvą, aišku, yra dabar irgi gera tendencija, kad yra ženkliai pakitusios sporto klubo kainos, kas leidžia ypatingai, jeigu ilgesnį abonementai, kad žmogui tai tampa, galbūt motyvuoja, kad vėl aš turėčiau ir bus pigiau, kad aš nusipirksiu ilgesnės trukmės abonementą. Tuo pačiu žmogui visada sakau, jeigu jūs jau nutarėt siekti rezultatų, ne, tai jau bus, kaip sakyti, tai yra ne vienadienis darbas, ne mėnesis, ne 2, ne 3. Jūs turi suprasti čia kaip gyvenimo būdo pasikeitimą, ne, lygiai juk mes nemotyvuojam savęs praustis, dantis valyti ar dar kažką, tai yra tiesiog elementarus gyvenimo būdas. Tai lygiai ir tą patį sporto klubą mes turim suprasti, kad čia jau reikės, kaip sakyti, reguliariai pastoviai išskyrus, ne, ten galbūt ar kelionė atveju, ar traumų, ar lygų atveju, o ne tik tai tam tikrą laikotarpio vaikšto, jeigu negali kaip ir užsigrūdinti kažkiek į priekį. Tai yra tuo momentu, kol tu atlieki, tu turi tam tikrą rezultatą. Ne, sakim, padarius net ir pakankamai neilgą pertrauką, rezultatai labai greit mes matom pradeda kristi žemyn. Tai vėl sakau, tu vėl požiūris turėtų būti kaip į darbą žmogui, pirmoji eilėje, aišku, pats žmogus turi, nes jo nieks neužmotyvuos, jeigu jis pats nenorės. Taip, bet sporto klubas, vėl sakau, darydamas tam tikrus renginius, tam tikrus galbūt išvykas už sporto klubų ribų, bendruomenės tos skatimas vėl priklauso, aišku, yra žmonių temperamento tipas, kuris, pavyzdžiui, koks intravertas, jis galbūt niekada nenorės ir jam netiks, bet čia irgi yra normalu. O yra dalis žmonių, kuriems tikrai reikalinga ta socializacija ir jie į tos renginius maloniai įsitraukia ir dar jaučiasi kažkaip reikalingi, susiranda draugų, pažįstamų minčių, idėjų, jie bendraminčių susiranda, kur jiems po to padeda ženkliai lengviau ir geriau siekti rezultatų. Esu susidūręs sporto salėje, tenais lankosi gražus vyrai, gražios moteris, visi sportiški, tačiau mes visi žinome, kurie sportuojame, kad ten mes užsiiminėjame sportu. Namie gali atrodyti šiek tiek kitaip. Ar nėra buvę taip, kad sportą sustabdo pavydus vyras arba pavydi moteris, jie galvoja, kad sporto salėje yra smagiai leidžiamas laikas, ar neteko susidurti? Na, tų atvejų, aišku, gali būti kaip ir visose gyvenimo situacijose, gali juk tų pažinčių atsirasti ir darbe, ir gatvėje, ir dar kažkur, bet galiu pasakyti ir iš savo praktikos atveju, buvo atvejis, kai moteris sportavo pas mane ir tipo vyras užsisakė ten, atėjo pabandyti irgi pasižiūrėti, pas ką ta žmona sportuoja. Ne? Ir po tos pirmos treniruotės vyras liko pas mane dar sportuoti kokius 5 metus, nors ta moteris ten po kelių mėnesių, nežinau, neprisimenu dabar dėl vienokių ar kitokių priežasčių, man atrodo, dar pastojo, nebegalėjo tęsti treniruočių, o vyras liko toliau sportuoti. Nors pirminiam variante, žinau, pati žmona sakydavau, kad jie nuolat klausinėja, kas tave ten treniruoja, kaip tave treniruoja. Ir žmonės atėję pažinę, galbūt pamatė, kad tu dirbi tiesiog savo darbą ir profesionaliai žiūri šitą dalyką, klausimų po to nebekyla. Aišku, yra buvę atveju, kai irgi sako klientės, kad, sako, norėtų mano draugė pas tave galbūt sportuoti, bet yra labai pavydus vyras ir tikrai ją neleis pas vyrą sportuoti, nesvarbu, tai būčiau ar aš, arba matas, ar trečias dar kažkoks asmo, jeigu priešinga lytis, kad jo neleis ten sportuoti. O ką tokiu atveju turbūt patartumėt ateiti kartu pabandyti? Šeimos sportas, vyras ir žmona, moteris ir partneris. Netgi dabar yra nauja populiarėja mada, nes, sakykim, tie patys jeigu asmeniai treneriai daro, kai sportuojama poroje, sportuoja ten tos vadinamose mažose grupėse iki 5-6 žmonių, ne, tai galima atsivesti ir, kaip sakyt, kartu, pajudėti, pažiūrėti, tada išsisklaidys galbūt ir tie stereotipai, tiek dėl pavydo, tiek dėl to, kad apskritai tas sportas yra galbūt arba ten ypatingai sunkus, ar ypatingai ten kažko vėl reikalaujantis, tai galima pratimus vienu metu parinkti su vadinamom progresijom, regresijom, duoti vienam lengvesnę pratimo variantą, kitam sunkesnį arba visiškai skirtingus pratimus duoti ir kompetitingas specialistas vis daro sprendimą. Bet galbūt yra ir kita grupė, kur vyrai verčia moteris eiti į salę arba moteris stumia vyrą, nes yra nutukęs, moteris nori, kad vyras būtų sveikesnis, gražiau atrodytų ir atvirkščiai. Gali ir tai būti. Be abejo, ir tokių variantų gali būti, bet ta prasme tai yra sveikintina, jeigu partneris rūpinasi jo sveikata
Nes dažniausiai išsprendus netgi tos pačios kūno kompozicijos problemas, tą antsvario vadinamą problemą, dažnai pagerėja ir ta pati sąnarių veikla nesumažėja skausmai, ta patys nugaros skausmai, nes apkrova ženkliai mažesnė tampa, tai bespręsdami mes vieną problemą kartais išsprendžiame net kelias. Tiek fiziškai sustiprėjom tuo pačiu, nori, nenori, vis tiek bus fizinis aktyvumas, tai tas galbūt kartais ten labai nedaug reikia, kad tie tam tikri fiziniai apribojimai sumažėtų arba iš vis išnyktų. Kadangi pradėjom kalbėti apie sveikatos problemas, kiek trauma rezultatų siekime gali įtakoti žmogaus sugrįžimą po jos atsistatymo? Siekiam rezultatų, rezultatai geri, atsitiko nelaimė, galbūt ta trauma įvyko net ne sporto salėje, kaip sugrįžti į sporto salėje, praradus visą tą laiką, tos rezultatus, kaip vėl susimotyvuoti? Vėl manau, aišku, čia priklausomai vėl, ar tie mūsų tikslai buvo trumpalaikiai ir ilgalaikiai, tas irgi yra svarbu. Toliau vėl tą labai padeda gerai, manau, išsigryninti ir pradėti tas pats, jeigu buvo mėgiamas specialistas, kuris randa būdų, kaip tave vėl įtraukti ir tų pačių parinkti pratimų metodikas, pratimus, kurie tave leistų tuo momentu, galbūt kai yra laikiniai apribojimai tam tikrose kūno vietose, vėl vis tiek fiziškai judėti. Manau, sprendimą visada galima rasti. Ar pasakymas, kad raumenys turi atminti, čia yra teisingas, ar čia tik tai yra perkeltinė prasme, žmogui lengviau sugrįžti, kadangi jisai žino judesius, kūnas lengviau prisitaiko? Kokia tavo nuomonė yra? Manau, ir tas tinka variantas, kaip sakyti, tiek tie raumenys greičiau atsistato, aišku, priklausomai vėl, ar ta pertrauka buvo mėnuo, ar ten metai, ar 10 metų, tai čia vėl yra didžiulis skirtumas, bet faktas, kad žmogų, kuris yra ilgą laiką apskritai kažką fiziškai judėjęs, sportavęs, ta labiau išvystyta yra kūno koordinacija, tai yra ženkliai lengviau vėl grįžti, kad ir po tos pertraukos vėl į tą aktyvų laisvalaikį ar į tą sportą vadinamą. O kiek tenka procentaliai susidurti su kategorija žmonių? Ateina sveiki žmonės, sveiki turiu omeny, galbūt jam reikia nusimesti šiek tiek svorio, priaugti svorio, bet ar yra tokia kategorija žmonių, kurie ateina jau spręsti problemų, ilgalaikių problemų, kažkokios tai traumos įsisenėjusios ir eina dėl to, kad tai trukdo jų normaliam funkcionavimui? Yra faktas, tokių žmonių ir daugėja sporto klubuose. Ir netgi, aš sakyčiau, netgi tokia tendencija, netgi yra, jeigu nereikia ypatingos kažkokios ten galbūt įrangos ar galbūt ten kažkokio vėl specialisto, pavyzdžiui, gydytojo priežiūro, užtenka to pačio kineziterapeuto ar dar kažko, netgi tam tikri tie sveikatos apribojimai geriau ir efektyviau sprendžiami tam pačiam sporto klube. Kodėl? Nes pati aplinka, tas žmonių kontingentas, sveikų žmonių kontingentas esantis šalia labiau įtakoja mūsų, kaip sakyt, norą vėl greičiau atsistatyti, greičiau gyti, negu sakykim, tam pačioj kokio nors poliklinikoje, ligoniniai, kur mes esame apsupti irgi, aišku, kurie žmonės irgi nepasirinko, galbūt šiai dienai ten būti traumuoti ar sirgti, bet ta sveikesnė aplinka tikrai įtakoja greitesnį gijimo visą procesą. O tavo nuomonė, visi nori geriausių trenerių, čempionų, su pasiekimais, su daugiausiai diplomų. Kaip tu galvoji, ar treneris, kuris turi daugiausiai titulų, daugiausiai pasiekimų, jis yra Europos čempionas, pasaulio, galbūt olimpinis čempionas, ar jisai visais atvejais bus geriausias motivatorius savo klientui, ar tai nebūtinai yra taisyklė? Kaip man atrodo, ne vienas esam susidūrę, geras sportininkas nereiškia geras treneris, ne? Arba priešingai. Sakykim, vėl priklauso, kitas tas pats yra, ar geras sportininkas, galbūt jis turi ir daug gerų žinių, sakykim, ir visa kita, bet jis nemoka perteikti, nuleisti iki to paprasto žmogaus lygio, gal jis moka perteikti, bet iki tų pačių profesionalo lygio, vėl čia individualu, vėl sakau, žmogus pakalbės tuo pačiu specialistų, gali nuspręsti, ar jiem, kaip sakyti, ar jiems pakeliui, ar geriau pasiieškoti kito specialistų, tai bus ir abiem naudingiau, nes tada ir pats žmogus bus labiau motyvuotas stengtis, jeigu tas specialistas jam tiks ir patiks. Labai dažnai žmonės sako, treneris turi turėti medicininį išsilavinimą. Ar tai yra normalus teiginys, ar tai yra perdėtas teiginys, kadangi treneriai žino anatomiją, žino visą paketą, kas yra reikalingiausia, kad sveikai pristatytų, sustatytų viską į vietas ir mes turim kineziterapeutą, kuris gali esant atitinkamom problemom padėti, yra gydytojai, kurie gali padėti, ar vis dėlto treneris
taip pat turėtų turėti medicininį išsilavinimą ir mes būsime viso ko žinovai ir taip padėsime žmonėms dar daugiau. Medicinį išsilavinimo tikrai treneriui nereikia, jeigu jis turės medicinį išsilavinimą ir bus bent jau koks kineziterapeutas ar net ten sporto gydytojas, tai kiekvienas ir yra tam tikros srities specialistas. Kitas dalykas, tas pats net ir tas pats kineziterapeutas, vienas labiau, nesakykim, specializuojasi galbūt ten vienokias problemas, kitas į kitokias, irgi nereikia, juk gydytojai negydo visų problemų. Yra kardiologas, nesprendžia vienokias problemas, ten urologas kitokias, ginekologas trečias, odontologas vėl kitaip. Visi turi bendrą supratimą apie tą žmogaus kūną, tie patys gydytojai, bet jie nebando išspręsti visų žmogaus problemų, nukreipia pas tam tikros srities specialistą. Lygiai kaip ir treneris gali būti kitas, o ne tiesiog treniruos tą atletinį rengimą, kitas treniruos tam pačiam kūno rengybai ir tai nereiškia, jis blogesnis ar kažko ten netinkamas, tiesiog kiekvienas turi savo specializaciją ir geriausia, aš visada dabar sakau, kuo siauresnė specializacija, tuo geriau, nes tada galbūt tas specialistas labiau išmano toj srity ir kiekvienas klientas atras savo trenerio, kiekvienas treneris atras savo klientą. Kaip kritiškai turi pažiūrėti treneris, norėdamas sudominti klientą, kad jisai pasiektų geriausių rezultatų ir nekišti žmogui to, kur yra tavo geriausia ir stipriausia kvalifikacija, bet stengti suprasti žmogų, kokie yra jo poreikiai. Nes dažnu atveju mes turim čempionus, kurie gerai atrodo, lipa ant scenos ir yra toks įsivaizdavimas, kad ir žmonėms reikia to paties. Bet turbūt sutiks ir pats, kad 90% žmonių, jie ateina bendro fizinio aktyvumo, jie ateina galbūt nusimesti šiek tiek svorio, apjaukti raumenų, bet jie tikrai nenori būti Europos, pasaulio čempionai. Ir čia dažnai žmonės turbūt irgi išsigąsta tų per didelių tokių reikalavimų galbūt, per didelių tikslų užstatymų. Ir treneriai turbūt neįsiklauso, ko žmogus nori. Tai va, kaip tu galvoji? Taip, tai va, kaip jeigu kalbėjau pačioj pradžioj pokalbio, tai va tam ir yra svarbi tas pradinėme etape ta vadinama pokalbis su to žmogum, ta apklausa, kurios metu mes ir išsiaiškinam jo tikslus, norus, kas leidžia geriau pažinti tą patį žmogų, jo tikslus, paaiškinti, kaip to bus siekiama kryptingai, jeigu norim tų rezultatų pasiekti. Ir kad, aš jeigu ten pasiekęs tam tikroj srity rezultatų, tai nereiškia, tam žmogui galbūt imponuoja ar patinka, gal jis visai ne to nori ir ne to jam reikia tai dienai. Ar yra toks tipas žmonių, kurios reikia muštruoti? Reikia rėkti ant jų ir yra toks tipas žmonių, kuriuos reikia glostyti, paguosti, kad juos motyvuoti. Tai turbūt skiriasi labai žmonių ir asmenybės ir kaip suprasti ir teisingai vertinti ir neišgąsdinti žmogaus. Vėl pagal žmogaus, kaip minėjau, temperamentą mes labai greit galim pažinti ir suprasti pagal jo charakterių vėl tipą, intravertas, ekstravertas, kas jam labiau tinka, kitiems vėl patinka tos, kaip pavyzdys, aukšto intensyvumo treniruotės, kitas, tai vadinamus, mindfulness treniruotės, kur kaip pavyzdys, ten joga, pilates, kalanetika, ar kažkokia nebūtinai visa treniruotė arba tam tikri treniruočio elementai, tam tikri pratimai, kuriems, kitus kaip tik va būtent tas toks tempas, muštravimas juos labiau netgi motyvuoja ir čia nieko blogo, tai dėl to ir atsižvelgiam. Kitą kartą dėl to gal tie patys ir klientai su treneriais vieni kitus ir atranda, kad jie randa bendrą kalbą su ta visa treniruočių tokia vedimo metodika. Tai yra labai normalu. Vis tiek turi tokią ilgametę patirtį ir kokios yra pačios didžiausios sėkmės istorijos, su kuriuom tau teko susidurti, kur tu kardinaliai pakeitei žmonių gyvenimą, pasižiūri, va čia mano buvo darbas, žmonės tau dėkoja, vis tiek yra tekę susidurti. Visi mes dažnai kalbam arba, dedam nuotraukas, kur mums ten su kažkokiais klientais pasiseka. Bet niekas nesistengia dėti jokių nuotraukų ar kažko, ar atsiliepimų, kur nepasiseka, Tai čia toks, aišku, labai toks slidus dalykas, bet, man aišku, visada yra svarbiausia, kai tu sprendi tam tikrą žmogaus gyvenimo kokybės pasikeitimus, kai moteris sako ten po tam tikro laiko tarpo, kad aš ten
galiu dabar lengvai susirišti plaukus, galiu ten užsisekti liemenėlę, ten kitas žmogus sako, aš galiu dabar ten nueiti ženkliai daugiau, aš galiu ten atsitūpti, paimti kažkokį daiktą. Man tie tokie atrodo savotiškai maži nereikšmingi dalykai, tu žinai, kad tam žmogui turi ženkliai didesnę įtaką negu, tu prasme, taip svarbu ten tie kūno kompozicijos pasikeitimai, bet kaip sakyt, bet kitam jis yra tiek pripratęs prie to savo stambesnio kūno, kad jam labai didelis įtakos gyvenimo kokybė, jeigu jie ten poreikiai nėra dideli, jis ten dviračių nevažinėja, nešokinėja, dar kažko nedaro, tai jis gal labai ir nejaučia to savo kūno svorio pasikeitimų įtakos. Bet va tokie, kurie gerina gyvenimo kokybę, ten greičiau atsistato po fizinio krūvio, mažiau pavargsta, ten sakau, ar mažiau kažką ypatingai skauda, tas man yra labiausiai imponuoja, arba tam tikrais atvejais net gebam išvengti tam tikrų operacijų, arba jas ženkliai nukelti, arba padaryti, sakykime, tą atsistatymą po operacijos lengvesnį. Man šitie niuansai duoda ženkliai didesnę motivaciją negu ten kūno kompozicijos pokyčiai. Visą laidą kalbėjom, kaip žmonės išlaikyti motivacijai, kad jie nemestų sporto. Geriau pasakyk tu, per 20 metų, kaip tu nepraradai motivacijos, ką patartum treneriams. Ar reikia tobulėti, gilinti žinias, kaip neprarasti motivacijos, ir tu esi pats kaip asmenybė labai pozityvus, užkrauni visus energiją. Tai va, per tiek metų savo patirties, kaip tau pavyko išlaikyti tą motivaciją, kad tu galėtum tą motivaciją perteikti žmonėms. Visų pirma, turi būti požiūris į šitą darbą ne kaip į darbą, o kaip į hobį, o ne savotiškai, ne? Tai tada tavęs tai neapsunkina. Kitas dalykas, jeigu tau patinka spręsti tam tikrus iššūkius, problemas, tu vėl stengiasi tobulėti, kas, va, kaip pats minėjai, kada ne, kuo tu daugiau mokinies, tuo daugiau galbūt tave įkvėpia, ir tas nežinojimas manęs kaip tik iš vienos pusės, sakykime, neatbaido, o dar labiau skatina domėtis ir gilintis, nes ta prasme, tu gali tada automatiškai daugiau padėti žmogui, daugiau spręsti tas kažkokias susijęs ar su sveikata problemos, ar tiesiog kažkokius pasikeitimus. Ir, tokio vienareikšmiško atsakymo galbūt neduosiu, bet turi tas darbas patikti. Turi gyventi jo. Aš visada sakau, ieškok ne profesionalo, bet kurioje srityje, ieškok fanato tos srities. Galiausiai keletą patarimų žmonėms, kaip išlaikyti motivaciją sporto salėje ir nemesti sporto. Manau, vienas ir būtų tas pastovus rezultatų sekimas, kas leidžia vėl, sakykim, matyti tiek pokyčius, tiek galbūt viena ar kita linkme. Ir kitas būtų savo patinkančios fizinio aktyvumo formos radimas, kuri gali būti kisti ilgesniai perspektyvoje, nebūtinai ten pradžiai sportuojam vieną treniruočių rūšį, vėliau galim kitą. Svarbu, aš visada sakau, žmogų rasti savo priimtiną, o kuo didesnį įvairovę, kartais galbūt net ir nebūtinai tam tikram laikotarpiu, netgi ir vienu metu skirtingos treniruočių rūšis kitą žmogų labai motyvuoja, palaiko jo tą norą judėti įvairiapusiškai, kas yra netgi, jeigu žiūrint sveikatinimo požiūrių, dar netgi labiau rekomenduotina negu vienpusiškas kažkoks treniravimas. Dėkojom už tavo laiką, dėkojom, kad sutikai pasidalinti su mūsų klausytojais savo ilgamečią patirtimi, ir tikimės tavęs kaip klausytojo ir laidų žiūrėtojo, ir galbūt paliksi ir komentarą, ir susitiksime kitose laidose. Ačiū, kad klausėt. Ačiū. Ačiū.